papasakosiu apie naują projektą. Štai, jo nuostatai, mes turime nufilmuoti filmuką apie sveiką gyvenimą. Sveikas. Ką manai apie sveiką gyvenimo būdą? Kad tai yra gerai? Ar stengiasi gyventi sveikai pats? Ar maitiniesi pats sveikai? Jei taip, tai kaip bandai maitinti sveikai? Daržovės, vaisius valgau. Norėjom paklausti jūsų, koks gyvenimo būdas yra sveikas? Bėgioti, sportuoti. Koks gyvenimo būdas jums yra sveikas? Na, manau, kad sveikas gyvenimo būdas yra valgyti daug daržovių, rytais pabėgioti ir, žinoma, nepaleisti namų jos pamokų. Koks gyvenimo būdas yra nesveikas? Pavyzdžiui, eiti po pamokų į jūrsiką ir ten išgirti gražučių, tai Ar jūs stengiatės maitinti sveikai? taip stengiasi, bet ne visada sekasi. Aš esu Kristina, esu Sveikos gyvensenos klubo Anykščių Vaivorykštė narė jau praktiškai nuo paauglystės. Kai man buvo 16 metų, pirmą kartą prisiriečiau prie sveikos gyvensenos, įlįsdama į šaltus Baltijos jūros vandenis. Sveikas gyvenimo būdas man tai pirmiausia yra, na kaip pasakyti, būsena. Tai yra atvirumas pasauliui, atvirumas savo, priėmimas savęs. Na, dažnai dabar yra jau keli metai ir, na, kai prasidėjo sveikos gyvensenos judėjimas Lietuvoje, kalbama, kad, na, sportas, sveikas maistas, bet dabar ta savoka sveikos gyvensenos plečiasi labiau. Svarbiausia, kad, na, kaip čia pasakyti, svarbiausia, kad būtų sveikas žmogaus vidus. Kai sveikas žmogaus vidus, tada sveiki ir pasirinkimai. Sveikas judėjimas, sveikas maistas, o sveikas žmogaus vidus, tai man pirmiausia yra atviras, paprastas, na, nuoširdus žmogus, kuris priima ir save, jį supančius žmonės, toleruoja jų pasirinkimus. Tai už tai sveikos gyvensenos klubas, na, ir nori tą sveiką gyvenseną parodyti per tai, kad žmogus pirmiausia turi būti sveikas su savimi, su savo vidumi, sutarti su savimi, o tada jo ir, na, kaip minėjau, ir pasirinkimai bus tokie, kad jis gyvens sveikai. Sveiki, šiandien svečiuojamės valgykloje, kur kaba maisto pasirinkimo piramidės plakatas. Ir ką jis rodo? Jis rodo, kad per dieną rekomenduojama išgerti 8 stiklines grynų vandens eksperimentą. Kągi, matom, praėjo savaitę nuo to laiko, kai mes įmerkėm varžtus į mineralinį vandenį Vytautą, Coca-Colą ir Tarhūno skonio limonadą. Šiandien ir pažiūrėsime, kaip atrodo šitie varžtai. Matote varžtus, jie per savaitę išbūdami šitose stikliukose net nepakeitė spalvos, tačiau Vytautė išbuvęs varžtas atsisuka lengviausiai, šiaip gana keista. Coca-Cola išbuvęs varžtas atsisuka sunkiausiai, o limonade Tarhūno skonio atsisuka taip vidutiniškai, gal netgi šiek tiek sunkiau negu Coca-Cola. Tad darome išvadas, kad Coca-Cola rūdžių, taip kaip kalbama, negraužia. Matome, kad žmonės žino, kas yra gyvenimo būdas, tačiau ne visi gyvena. Ką daryti, kad žmonės gyvena sveikai? Aš mačiau filmuką, siūlau ir jum pažiūrėti ten, jeigu žmogus nori, gali viską padaryti ir pasikeisti. Kągi, žiūrim.
Koks tavo vardas? Julija, koks tavo? Kristupas. Ar sportuoji? Taip, Aš irgi. O ką labiausiai mėgsti iš sporto? krepšinį. Aš tai lankau šokių treniruotės. Puiku. Gal norėtum pabėgioti? Kada? Šeštadienį. Kur? Čia. Gerai. Gal nori mano obuolio? Ačiū. Labas. Gerai, apie tau. Gerai, tai bėgsim dabar į tą pusę. Pažiūrėk. Viešojo turizmo aktyvaus poilsio akademingo terasa. Sveiki, darysime mankštą. Pradėsime nuo pratimo. Žąsies kaklelis. Sekantis pratimas rankoms. Malūnėlis. Trečias pratimas kojoms. Banderelis. Linkim sportiškos dienos.